Jo kalibras yra 7,62 ant 51 mm, tai atitinka NATO standartą. Tokį pat šovinį naudoja pas mus kulkosvaidininkai, tik tai su šituo ginklu mes šaudysim šiek tiek kokybiškesnę amuniciją. Pats ginklas yra pusiau automatinis, neturi automatinės ugnies režimo, bet pusiau automatinis reiškia, kad jo nereikia pertaisyti po kiekvieno šūvio ranka. Užtaisai dėtuvę ir šauni tol, kol šovinį baigėsi. Reikalavimas yra, kad mes kautume taikinį pirmų šūvių iki 600 metrų. Kalbu apie žmogaus dydžio taikinį. O priklausomai nuo sąlygų, nuo šaulio, tai tas atstumas gali ir keistis. Jeigu amuniciją paimsime tą, kuris skirta taikliam šaudimui, tolimiem šūviam atlikti galima pasiekti 700–800 metrų. Jeigu dirbs iš to ginklų snaiperis su geru koreguotoju, gali pasiekti ir daugiau šiek tiek. Yra sakoma taip, kuo daugiau taiklių šaulių, tuo geriau visai kariuomenė. Bet vienas yra tas, kuris apmokytas dirbti su tokiu ginklu, kuris yra tam skirtas. Ir jisai papildo tą skyriaus ugnies galią taikliai šūvis. Viską nurinkus nuo jo svoris būtų apie 4,5 kg. Bet kada uždėti visi aksesuarai, tai yra sunku pasakyti, bet ant rankos, ką aš jaučiu, tai turbūt turiu kokius 7 kg svorį. Jeigu būtų visiškai lengvas šautuvas, jis gal nebūtų toks stabilus. Kita kartą kompromisas yra geriausias variantas. Ne visai lengvas, kaip norėtųsi kartais, jeigu ne šį 10 km, bet jisai stabilus. Ginklas, aišku, yra belgų gamybos, bet viskas, kas apklijuota ant to ginklo, visi papildomi priedai, tai jau yra kitų gamintojų. Optika, galiu pasakyti, yra Schmidt-Bender, vokiečių gamybos. Yra viena iš geriausių optikų pasaulyje naudojamų ir dažnai kariuomenės kitos taip pat tokios optikas perka ir naudoja. Jinai nėra labai galinga, bet taikliam šauliui to pilnai pakanka. Jos artinimas yra nuo 3 iki 12 kartų keičiamas. Man tekia yra šauti beveik visiškai tamsoj su šito optika, vis dar galima įžiūrėti ir kauti taikinį. Tai jos raiška yra tikrai gera, lyginant su kitom optikom, tai tas labai gerai jaučiasi. Ta, kas dar ant jo yra atraminės kojelės, tai jos ir skirtos šaudyti nuo žemų šaudimo padėčių su stabilia atrama. Tai tos kojelės yra labai gera pagalba, nereikia kažko konstruoti, o tai jau yra ant ginklo. Yra priekinė rankena. Su ją galima šaudyti tiek atsistojus, tarkim, iš kitų šaudimo padėčių aukštesnių, bet jinai yra labai didelė pagalba, kada tą gana sunkų ginklą, lyginant, reikia nešti rankoje. Tai už juos paėmus yra daug smagiau, daug patogiau. Reguliuojamas buožės ilgis yra, skruosto atramą galima pakelti 2 padėtis. Šiek tiek duoda daugiau patogumo ir galima kiekvienam šauliui šiek tiek prisitaikyti tą ginklą, nenaudojant jokių įrankių. Tiesiog paspaudi fiksatorių ir pakeiti šiek tiek. O ginklo pačią konfiguraciją, tarkim, šitas viršutinis visas ilgas bėgis, pavadinsiu taip liaudiškai, jisai leidžia dėti ir kitus priedus. Tarkim, čia yra pakankamai vietos uždėti papildomą priedą, tai gali būti šiluminio matymo priedas arba naktinio matymo. O tai jau įgalina šaulį dirbti 24 valandas per parą.